čia tik tais tikriausiai 20% visų daiktų, kurie bus panaudoti fotosesijai. Tai ką, vyksta viršelio pasiruošimas, batai paruošti jau. Toliau mes keliaujam, čia yra drabužiai. Tai mūsų Magdalena studijoje mums specialiai viršeliui Diorai sukurti drabužiai. Tuomet mes turim Akada studijoje megztukus tokius įvairiausius. Turim Rotato iš būsto Sport Maxas. Čia yra ekstra atsarginiai drabužiai. Tuomet čia yra aksesuarai įvairiausi. Bateliai bus klijuojami ir padaryta iš jų kailiniai batai padaryti, galvos apdangalai čia, dar papildomi irgi įvairiausi mikstukai. Žodžiu, tikrai visko daug. Ir čia jau vyksta didysis pasiruošimas. Dioros. Merginos vlogas atkeliauja. Gabrielė, papasakok, koks makijažas. Dabar darysim tokį biškį jaunesnį šandelinį. Šandelinį makijažą tokį. Pabrėžti Dioros natūralų grožį, išvytėjimą ir jaunystę. Taip, gražius bruožus, nieko nepakeis. Greta, ką su plaukais darom? Čia bus dabar tokios stambios bangos. Tiesiog plaukų forma bus padaryta. Pakepti plaukai nuo šaknų. Ir Diora, kaip jautiesi? Koks jausmas? Sapne ir labai džiaugiuosi. Jos kaip mažas vaikas, kur nestikstu sėdėti šitoj kėdėje ir noriu ir apžiūrėti visą makijažą ir nueiti pačiupinėti visas sukneles ir medžiagas. Ir vis dar nesu pasakius net savo tėvam, kad čia yra fotosesija. Geras. Nes tai buvo mano labai didelė svajonė, kurią būdavo net gėda pagalvoti, nes atrodo, kad yra tai taip surrealu. Tai pamatysim, koks bus rezultatas. Pirmas įvaizdis, prirengiam ir golfą, ir megztuką, ir baltas pietkelnes uždėjom viskas. Meilė. Įvaizdis. Oi, kaip gražiai tai plaukai, žinok, nerealiai, va taip kaip ir norėjau. Tik aš nemoku paaiškinti, tai Greta tobulai paaiškino, kaip turi plaukus sutvarkyti. Dieve, Diora, kokia tu graži. Tavo dėka. Pietų pertraukėlė. Dažniausiai picas valgo žmonės. Ir kadangi daug merginų yra, tai aš salotų užsakiau. Mes irgi salotas valgėm. Bus pietų pertraukėlė tokia, aš naudojuсь progoj ir irgi dar pasidarau savo kontento, filmavimo įvairiausio. Mūsų Beyond švarkas. Man yra tokio grožio raudonas šitas. Visą laiką reikia moterims parodyti ant savęs, kaip jisai lengvai ir gražiai nešiojamas, kaip jį lengva stilizuoti, kaip jisai atrodo, nes kai kaba ne visą laiką viskas aišku. Stiliaus departamentas, tai mūsų Magdalena studija įvaizdžiai, dar mes prie jų nepriėjom, kol kas padarėm tokius sudėtingesnius įvaizdžius, o jau šitie grožiai liks ant pačio galo. Mes turime ketvirtą mūsų įvaizdį ir aišku visi jau teigia, kad čia yra viršelio kadras, dar niekas neaišku, ar čia tikrai yra viršelio kadras. Žiūrim, dėliojam, atrodo tobulai.
Po pietų visi jau aptingo, iš tikrųjų tai. Trysia bandom uždėti tinkliuką. Tas ant žando bus vienas kaspinėlis. Dėl to taip keliais greit nesitaiso. Litas čia mūsų įvaizdis, man atrodo, 5 įvaizdis. Ir liko dar 6, vienas paskutinis. Į pagalbą atėjo. Va. Nu, gal ir čia bus viršelio kadras, nieks nežino. Nereikėjo lysti. Šitas įvaizdis pas mus yra švarkas Magdalena studio, mėgstukas papačia Akada studio, golfas šiandien pirktas iš rezervės, sijonas Rotate iš būsto užsakytas, The Atiko rankinukas, tuomet pietkelės Kalzadonija, mango bateliai ir tinkliukas yra irgi iš Magdalena studijos. Nu, va toks įvaizdis. Atrodo mūsų jau erdvė. Praktiškai viskas yra išfotografuota. Dabar reikia susitvarkyti šitą visą bardaką, viską sudėlioti, į maišus, surašyti kreditus visus. Bet dar liko paskutinis įvaizdis, va šitas va, įspūdingiausias. Mes jį palikom ant pačio galo. Ir dabar tavo jau įspūdžiai praktiškai kaip fotosesija pasibaigė, jau paskutinis įvaizdis. Kaip jautiesi? Žinokit, kaip princesė. Taip, kad pabučiavau vidurnaktį varlę ir išsipildavo mano visi norai. Visas svajonės. Bet čia yra tas visų mergaičių svajonė, vis tiek ta rožinė spalva, tos pūstos suknelės, jau tas... Man apskritai gimus dukrytai šita spalva taip pradėjo patikti ir tik. Vasaris dar toks slogus, jau pavargai nuo žiemos, taip trūksta tų spalvų. Vienareikšmiškai. Rausvumo norisi greičiau, kad pavasaris. Pilnai su tam sutinku, mes iš tikrųjų jau pavargom nuo to pūkinių striukių, tų visų juodų, pilkų spalvų ir taip norisi to tokio skanaus, saldaus ir tokio šviesaus. Tai manau, kad mes vasarį, kaip tik meilės dienos proga, kadangi mūsų vasario numeris yra apie meilę, tai duosim tokios tikrai meilės pasaką tavo. Bet iš tikrųjų pažiūrėk, wow, kaip atrodo, o dieve. O tu šiaip įsivaizduoji tą savo vestuvinę suknelę, turi kažkokią tai viziją, kaip jinai galėtų atrodyti, ar dar visiškai? Aš kiek matavusius, tiek man visas tinka. Tinka. Todėl yra pati sunkiausia misija dabar. Jo. Paskutinis mūsų įvaizdis. Čia tikrai nieko nesinori jau daugiau, jokių aksesuarų, jokių papuošalų, nieko tokio va švara. Ačiū, kad visi prisidėjot, labai stengiatės ir gražus veidukas ir plaukai, dizainas, viskas, ten stilizavimas, aš sakau, jaučiausi kaip kokiam kiečiausiam pasauliniam viršelio fotosesijos žurnalai ir kad tai čia ant Met Gala. Realiai, ačiū Jums labai. Ačiū. Pavargot? Ne. Mano jau koks 6 įvaizdis. Per šiandien, bet tai jau mano patogiausias įvaizdis. Ką dabar viską tvarkom, viską dėliojam, namo važiuojam.